Taip, rasta moneta šiandienos. Pirma 5 centai. ...91 metų. Tai jo, pirmam šiandienos radiniai. Ieškosim toliau. Taip. Nu, paieškau, tęsiam laukuose. Ten matosi. Mačiau, tai būdelė, čia viena nuvirtus. Kažkas nuvertė arba vėjas gal. O aš tęsiu paieškas laukuose. Ir pirmas radinys. Varinis žiedas kažkoks. Pirma ten varinį kažkokį plokštelę radau. O dabar varinis žiedas. Gal rasim ir kažką ir vertingesnį negu tas žiedas. Taip, ieškam toliau. Taip, rasta moneta. 10 centų. 91 metų. Ten rasta po to obelim 2 centai, irgi 91 metų. Ieškosim toliau. Čia va kažkokia buvo sodyba, kažkokia tai ne priekaba, čia gal būda pastatyta, o kam jie vėl nežino. Tai ieškosim toliau. Graži labai vieta. Čia miško kelias. Ta gilzė. 16 kalibro. Medžioklinio šauto. Dar kažkokie skaičiai užrašyti. Kokie radiniai. Ieškam toliau. Taip, rasta moneta. 3 kapeikas. ...79 metų. Sovietai. Jau galvojau, kad čia nieko nerasiu. Bet vis dėlto radau. Nesena. 79 metų. Ieškosim toliau. Toj sodybėlį. Tai va. Tai tiek, ką iškasiau. O, sviedinį. Gaila nesimato. Nieko. Didelis. Kažkas sprogdino. Tai jo. Įdomus šie radiniai. Reiks ieškoti toliau. Įdomus radiniai prasidėjo. Gertuvė. Čia gal koks štabas buvo kareivio, ar kas čia? Nežinau. Reiks ieškoti toliau. Įdomiai. Metalinė. Nežinau, čia kas čia per kokį laikotarpį. Šovinio dalis. Kas čia parašyta? Durlach. Paskui Gustav Genshon and Co. Įdomus koksai. Ir ne vieną čia radau tą vietą, čia neiššauti dar, kas svarbiausia. Popierius va, sunyko. Seniau būdavo jie popieriniai. Pati gilzė.
O viduje šaratų nieko nėra, čia tik tais greičiausiai išmetė juos, gal ir paliko, bet čia vokiečių. Įdomiai, po serbentą, tiesiai. Čia žolėlis stovi, čia serbentas, čia irgi žolėlis. Tai ieškam toliau. Taip rastas puodo dalis. Galbūt nuo lobio. Gal kažkas jau ir rado. Neaišku, ieškosim toliau. Bet dar kažkas skamba tenai. Tai žiūrėsim.